Žinios lengvai. Remia Telia. Kviečiame klausytis žinių apie svarbiausius savaitės įvykius lengvai suprantama kalba. Karas Ukrainoje. 2022 metais Rusija užpuolė Ukrainą. Todėl dabar Ukrainoje vis dar vyksta karas. Anksčiau karas vyko tik Ukrainoje. Tai reiškia, kad Rusijos kariai atėjo į Ukrainą ir griovė Ukrainos miestus bei žudė Ukrainos žmones. Tačiau dabar karas vyksta ir Rusijoje. Tai reiškia, kad Ukrainos kariai stipriai gynėsi ir dabar jie puola karius Rusijos teritorijoje. Dabar Ukrainos kariai Rusijoje sugriovė kelis tiltus ir susprogdino pastatus, kurie buvo svarbus Rusijos kariams. Pavyzdžiui, pastatus, kuriuose Rusijos kariai laikė ginklus arba automobilius. Todėl dabar Ukrainos kariai tikisi, kad Rusijos kariai iš Ukrainos grįš atgal į Rusiją. Tikimasi, kad Rusijos kariai galbūt grįš atgal į Rusiją, nes norės apsaugoti savo šalį. Tačiau Rusijos kariuomenė yra didelė. Tai reiškia, kad Rusijos kariuomenėje yra daug žmonių. Todėl Rusijos kariai nebūtinai grįš į Rusiją. Gali būti, kad Rusijoje atsiras naujų karių, kurie eis ginti savo šalį. Lietuva palaiko Ukrainą, todėl Lietuva renka paramą Ukrainai, pavyzdžiui, pinigus. Jeigu jūs norite prisidėti prie pagalbos Ukrainai, galite paskambinti telefono numeriu 1482. Kai paskambinsite šiuo numeriu, Ukrainai paaukosite 5 eurus. Šie pinigai bus siunčiami Blue Yellow organizacijai. Ši organizacija Ukrainai nupirks svarbių dalykų, kurie gali padėti laimėti karą. Lietuvos krepšinio federacija turės naują prezidentą. Lietuvos krepšinio federacija yra atsakinga už krepšinį Lietuvoje. Pavyzdžiui, rūpinasi, kad Lietuvos krepšinio komanda būtų stipri ir gerai žaistų. Iki šiol 3 metus krepšinio federacijai vadovavo Vydas Gedvilas. Žmonės sako, kad dabartiniai federacijos vadovai dirbo blogai. Pavyzdžiui, Lietuvos krepšininkai žaidė blogiau nei anksčiau, Lietuvos krepšininkai nepateko į olimpiadą, taip pat trūko informacijos apie krepšinio federacijos darbą. Naują federacijos prezidentą išrinks federacijos nariai. Krepšinio federacijos nariai yra žmonės, kurie priima federacijai svarbius sprendimus, pavyzdžiui, balsuoja už federacijos prezidentą. Krepšinio federacijos prezidento rinkimai vyks rugsėjo 17 dieną. Rinkimuose dalyvaus Jonas Vainauskas, Mindaugas Balčiūnas ir Robertas Javtokas. Angies įkandimas. Lietuvoje yra tik viena nuodinga gyvačių rūšis. Šios gyvatės pavadinimas yra angis. Šiuo metu Lietuvoje vis daugiau žmonių praneša, kad matė angį arba kad angis jiems įkando. Tačiau specialistai sako, kad žmonės dažniau pastebi angis, nes daugiau laiko būna miške. Pavyzdžiui, žmonės pamato angį, kai grybauja. Angis būna dažnai tamsiai pilkos spalvos, rudos spalvos ar juodos spalvos. Ant savo nugaros angis turi ryškius, plačius brūkšnius. Specialistai taip pat sako, kad angis nėra labai nuodinga. Tai reiškia, kad jei jums įkas angis, jums gali skaudėti vietą, į kurią įkando, ištinti vietą, į kurią įkando, ar būti bloga. Tačiau jūs liksite gyvas. Jeigu einate į mišką, būkite atsargus. Dėvėkite ilgas kelnes, avėkite ilgus batus, neikite arti prie gyvatės. Taip pat, jeigu jums įkando gyvatė, būtinai važiuokite pas gydytoją. Kol važiuojate pas gydytoją, dezinfekuokite žaizdą, šaldykite žaizdą. Pavyzdžiui, uždėkite ant žaizdos ledo. Konsultavimas asmens su negale klausimais. Asmens su negale teisių apsaugos agentūroje pradėjo veikti konsultavimo linija. Skambinkite į konsultavimo liniją, jeigu norite paklausti apie paslaugas asmenims su negale. Pavyzdžiui, kaip galima nustatyti negalę arba kaip galima gauti individualią pagalbą. Taip pat į konsultavimo liniją skambinkite, jeigu norite paklausti apie prieinamumą.
Aplinkos prieinamumas reiškia, kad aplinka yra patogu naudotis visiems. Pavyzdžiui, į pastatą gali patekti ir žmogus su vežimėliu. Informacinis prieinamumas reiškia, kad informaciją gali suprasti visi žmonės. Pavyzdžiui, blogai girdintiems žmonėms informacija yra parašyta raštu ir jie gali perskaityti. Jeigu norite paklausti į konsultavimo liniją, galite skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 7:30 ryto iki 15:15. Konsultavimo linijos telefono numeris yra +370 52 30 3060. Žinias rengė Irma Jokštytė-Stanevičienė ir Miglė Baltrūnaitė. Žinias vertino Rūta Latvytė ir Olga Podzemelnaja. Žinias skaitė Lina Žaltauskaitė. Žinias lengvai suprantama kalba remia Telia.